2 mėsainius su sūriu. Ačiū labai. Viso gero. Darbo vietoje stebint pasitempusi Europos komisijos narį Virginijų Sinkevičių išmėsteli mintis, kad šitas tai tikrai turi mėlyno kraujo. Bet toli gražu. Tai kur tu čia mane atvilkai? Labas rytas. Čia yra gimtieji kiemai. Čia pavyzdžiui, kas dabar vyksta? Aš manau, kad keičia liftą. Ai, o čia liftas? Čia 9 aukščiai yra. Čia yra, kur daug mano draugų užaugo 5 aukščiai. Jie neturėjo tokios privilegijos kaip mes. Mes turėjom liftą. Ne, liftas yra smagu. Kai tu augi kieme ir labai nebūna ką veikti, kartais net ir liftas tampa pramoga. Pastačiau čia antrą eilę tą automobilį. Antra eilė yra elitas, nes čia yra, iš karto yra priešais laiptinę. Tu šitos Šeškinės privalumus pažįsti gerai. Nerašytas taisyklės, taip. Be tėčio Šeškinės mikrorajone tik su mama ir jaunesnė sesute augęs Virginijus žino, ką reiškia nuo mažens pakovoti už save. Kovotoje viduje savęs turėti yra labai svarbu, bet aišku, disciplina, punktualumas, tokie svarbus dalykai, kurių tu nejučia išmoksti šituose kiemuose, atsakyti už savo žodžius. Ir ką daryti, kad vargingai gyvenęs eilinis bernas iš Šeškinės, sulaukęs vos 33, sėdėtų kaip lygus su lygiais prie bendro ES derybų stalo, kartu su patyrusiais politikos vilkais. Sėdi iš savo Šeškinės Europarlamente. Kelintą kadenciją dabar? Pirmą, aš tik pradėjau, aš prieš tai buvau Europos komisijos narys. Ne, aš buvau Europos komisijos narys. Tai čia, sakykime, yra skirtumas, bet jo, sunkus darbas ir disciplina yra labai svarbu. 3 vaikai, ukrainietė žmona, kaip sekasi save dalinti tarp šeimos ir pareigos valstybei. Visa hebra sukasi! Visa hebra. Ir viena hebra tuoj nustos! Ir kas nutinka tada, kai išsenka kantrybė. Tai čia yra garsioji aikštelė. Taip, čia aš praleisdavau labai daug laiko. O kodėl tavo rankoje maišelis su mėsainiu? Dirbau būtent šioj įstaigoj. Ir tiesą sakant, mano vaikam tai yra pats įdomiausias mano darbas. Tai kitaip sakant... Jiem komisaras, tvarko. Gerai, tai ar tu gaminai pati tos mėsainius? Taip, aš virtuvė, aš tik dirbu virtuvė. Tai dėl to, kai valgau, aš ir vaikų pasižiūriu, ar gerai padaryta. Išduok paslaptį. Tu užaugai Šeškinės 7. Taip. Kelių kambarių bute čia? 2. Tai jūs... Mes su sesė turėjom atskiras lovas ir taip... O buvo per vidurį batais nužymėta, kur eiti negalima? Ne, bet jo, ten buvo tokia trapi linija, ten karo kirvis nebuvo užkastas pas mus. Tai tu valgyk tą savo, taip sakant, gaminį, aš du paėmiau, kad... Labai tau ačiū, žinai, ką tai reiškia neblogai padaryta? Tai reiškia, kad visko yra uždėta taip, kaip reikia ir pakankamai lygiai. Savo vaikystėje labai prieinamas buvo toks? Absoliučiai ne. Vieną kartą sesės gimtadienį tenai šventė, kai buvo tokia mada ir panašiai, ir ten kažkaip tai susiklostė, kad ten buvo tų pinigų. Ir aš po to visada svajodavau, atsimenu, kad greito maisto restorane atšvęsti mano gimtadienį. Tu užaugai tik su mama, o mama, kas buvo medikė tavo mama, ne? Slaugė, paprasčiausiai slaugė. Vis tiek tu man papasakok tą burtą, kaip mama sugebėdavo jūs abu išmaitinti. Dirbau papildomai, tvarkydavo namus, kaip pavyzdys ir panašiai. Svarbiausias dalykas jai buvo vis tiek mūsų mokslai, tai dar jai užtekdavo tų jėgų vakare paklausti namų darbų ar padaryti. Mes visada turėjom jausmą, kad tikrai mes esam svarbiausi. Ir ką jinai daro, dirba papildomai, daugiau dirba ir panašiai yra dėl mūsų. Apie tavo paties šeimą. Retas lietuvis šiandien ryžtasi turėti 3 vaikus. Tai pirmiausia, kur tu sutikai savo žmoną? Jinai lygiai taip pat gerai išsilavinus kaip ir tu. Ir tu ją sutikai... Netgi geriau. Netgi geriau? Netgi geriau. Bet jinai yra ukrainietė, ar aš klystu? Taip, ji yra ukrainietė. Tai jinai yra iš kokios nors tenais garsios šeimos daug galinčios? Ne, iš labai paprastos šeimos, iš nedidelio miesto, netgi Ukrainos ir panašiai. Būtent jinai ir studijavo Maastrichte, gavusi tokią stipendiją, kurią iš tiesų yra labai sudėtinga gauti ten. Ir taip susiklostė. Tas labai greitas mūsų gyvenimas kartu. O jūsų vaikų namų kalba, tiksliau jūsų pačių namų kalba yra kokia? Ar tai yra 3 kalbos? Ar Katerina kalba lietuviškai? Kalba lietuviškai ir jinai išmoko kalbėti lietuviškai per 3 mėnesius. Atvykom į Lietuvą, jinai labai greit susiorientavo, sako, visi jūs labai faini. Ir pakalbat angliškai pirmus 2 sakinius, bet tada persijungėte lietuvių kalbą. Ir čia jau aš nepakeisiu šitos sistemos, man reikia išmokti lietuvių kalbą. Tai kiek vaikai dabar moka kalbų? Tvirtai, tai tikrai jie moka 3, kur gali tvirtai susišnekėti. Vincentas turbūt iš visų geriausiai moka 5 kalbas. Oho. Tai tie vaikai jau gavo bazę
apie kurią tu net negali pasvajoti. Gerai. Oi, man su Tu anglų turbūt blogiausiai labai neblogai mokėjai rusų čia užaugę šitam kieme. Puikiai aš mokėjau rusų ir laikiau rusų egzaminą, bet aš atsimenu mano auklėtoją amžinatilsį ir mano rusų kalbos mokytoją. Sako, tai kad tavo tą kiemo šnekamoji, tai čia nėra rusų kalba. Ir sako, net neapsimesk. Tu baigiai pradinę ir paskui į tą progimnaziją vadinamą irgi čia. Taip, vat mes einam tenai pat. Ir kaip jinai vadinasi? Žygimanto Augusto. Sėdi iš savo šeškinės Europarlamente. Kelintą kadenciją dabar? Nu, pirmą, aš tik pradėjau, aš prieš tai buvau Tai Europos antra komisijos dabar jau? narys. Ne, aš buvau Europos komisijos narys. supratau. Tai čia, sakykime, yra skirtumas, bet jo. Sunkus darbas ir disciplina yra labai svarbu. Ir aš visada, kai bendrauju su tais pačiais moksleiviais, ypatingai Lietuvos regionuose, nes jie labai dažnai taip galvoja, kad čia jau Vilniuje, tai jau jie čia yra privilegijuoti, anaip tol. Kovotoje viduje savęs turėti yra labai svarbu, bet aišku, disciplina, punktualumas, tokie svarbus dalykai, kurių tu nejučia išmoksti šituose kiemuose. Atsakyti už savo žodžius. Niekad nekalbė apie savo tėvą. Tu jį apskritai pažįstis, kur nors peizaže buvo ar ir dabar Buvo ne? peizaže. Jisai, kaip sakant, uždarė tas duris ir uždarė. Ta patirtis neišoperavo tau pačiam tėvystės. Ar atvirkščiai? Aš manau, kad atvirkščiai. Aš visada norėjau 3 vaikų. Aš manau, kad bent 2, nes savo vaikui didžiausią dovaną, kokią tu gali vis dėlto savo vaikui padaryti, tai tas brolis ar sesuo, nes kaip jie kartu žaidžia, vis tiek kiek jie laiko praleidžia. Kiek tėvam yra dėl to pagalbos ir ramybės. Ir pagalbos būna, ir neramybės, aišku, kartais baigėsi įrašom, bet aš dabar matau, kadangi pas mane gaunasi kas 3 metai ir aš matau, koks yra džiaugsmas jiems turėti vienas kitą. Kas yra pasidarę, kad būtent medicina ir švietimas aiškiai kreipiamos į privačias rankas? Tai šiuo atveju aš manau, kad yra visiškai neteisingai sudėlioti prioritetai. Tie prioritetai turėtų būti visai kitur sudėlioti ir būtent to valstybinio tinklo, valstybinėse įstaigose dirbančių tų pačių pedagogų, medikų, slaugių galų gale, tai jiem turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, nes tai yra, kaip bebūtų, bet šitie žmonės yra valstybės pagrindas. Ir kai mes dažnai kalbam apie valstybės kūrėjus, tai šitie žmonės ir yra valstybės kūrėjai ir jie kūrė tuos pagrindus. Jeigu viskas pajuda į privatų sektorių, tuomet aš manau, kad ir valstybės pamatas yra labai smarkiai paplautas. Aišku, aš čia žiūriu iš labai tolimos perspektyvos, čia nereikia gal dramatizuoti, bet dėja mes link to judame. Tai leidimas savo nekalbėti su kokia nors visuomenės grupė, man atrodo visiškas idiotizmas, nes politikas tam ir renkamas, kad kalbėtų su kiekvienu. Kai mes kūrėm demokratus, tuo metu labai daug čia bandė mus apklijuoti įvairiom etiketėm ir panašiai. Ir mes viduje turėjom tokias diskusijas. Aš sakiau, kad pagrindinis mūsų skiriamasis bruožas nuo kitų politinių partijų yra tai, kad mes nerūšiuojam žmonių. Ir tai yra labai svarbu, nes mes turim dabar partijas, kurios kalba, kad jos yra tik miesto partijos. Iš vis ir turim partiją, kuri sako, kad mes tik vieno miesto partija ir ten visa kita mūsų iš vis nedomina, kas yra už sostinės ribų. Ir tada mes turim kitas partijas, kurios yra tik regionų partijos. Arba tik mažumų partijos. Tai tuomet man kyla natūralus klausimas, kas vis dėlto atstovauja tą valstybės interesą, nes valstybės interesas yra pirmiausia ir nesukurti tų 2 greičių Lietuvos, nesukurti tos tokios prarajos, kur dėja, bet tu turi rinktis valstybinį, nes tu neturi pinigų privačiam, kuris staiga valstybinėm investicijom tapo daug geresnis, nesukurti skirtumo tarp to, kuris gyvena Šeškinėje ir Senamiestyje. Čia mūsų kaip demokratų, aš manau, kad yra labai svarbus bruožas, ta turima empatija. Kaip tu manai, kiek yra lygios galimybės vaikams, pavyzdžiui, baigusiems čia vidurinę, arba privataus ugdymo įstaigas ir pats galvoji, ką savo vaikams linki? Tai Lietuvoje mes ėjom į valstybinį darželį ir aš turiu politiką, kad jie eina į valstybinę mokyklą, valstybinį darželį ir valstybė nėra įmonė ir negalima valstybės valdyti kaip kažkokio UABO.
jeigu yra privačios iniciatyvos, viskas gerai, tvarkoj, bet valstybė negali dotuoti, finansuoti privačių tų iniciatyvų, nes to švietimo pinigai yra labai maži. Aš manau, kad vis tiek tas dėmesys privalo būti sutelktas į tą valstybinį tinklą. Gale dienos, jeigu jau tada būkim nuoširdus, rezultatas yra svarbiausia. Mes norim paruošti vaikus ateičiai, visuomenę ir taip toliau. Tai kokybės prasme, tai nėra geriau parengiama. Sakau, savo asmeninių pavyzdžių. Tai gal tu nesi labai tipiškas? Kodėl? Vis tiek didelę rolę mano gyvenime sužaidė mokytojai. Formuojantis tą pasaulėžiūrą, pasirinkimus ir nepriskiriantis manęs prie lentelės turtingos ar neturtingos šeimos. Bet tu nebuvai, matai, probleminis. Tu buvai vis tiek gero būdo. Aš taip nesakyčiau. Aš buvau sudėtingas vaikas. Aš buvau tas, kur replikuodavau per pamokas, mėgdavau kalbėti ir panašiai. Pliusas buvo, kad aš tikrai mokiausi ir jie galbūt tą vertino. Aš pastabus skiltis, nes mes turėjom pažymių knygutes, tai jinai per metus būdavo prirašoma pilna ir dar būdavo klijuojamas papildomas lapas. Tai aš neždavau pastabas stabiliai mamai, kur ten, ką aš prisidirbdavau ten per pamokas. Tai aš nesakyčiau, kad aš ten buvau ten idealus vaikas, visko buvo. Tai aš manau, kad sakau, yra labai svarbu vis dėlto tie žmonės ir jeigu vis dėlto jie yra segreguojami, tai jie lygiai tą patį atsineša ir į darbą. Esminis dalykas vis dėlto. Tai palauk, bet mes jau pradėjom tarp Vilniaus ir ne Vilniaus. Jau mes pradėjom labai rimtą psichologinę ir socialinę segregaciją, kur žmonės bijo prisipažinti, kad jie kitaip galvoja. Aš manau, čia socialiniuose tinkluose, išėjimas į tos socialinius tinklus ir patikėjimas, kad vieno kadro, jeigu dabar mes įamžintume mus kartu be mikrofonų, tai galima būtų pagalvoti, kad Virginijus Sinkevičius ir Edita Mildažytė geriausi draugai. O čia iš ties mes sutikom pirmą kartą gyvenime. Ir ko gero paskutinį. Ne, dabar jau nebejau. Tai bet taip, tokia yra ta ir dėja, bet žmonės nesugeba iš to išeiti, o tą parduodamą viziją, kad visi privalo būti faini, turtingi ir tikėti vieną partiją, yra labai smarkiai parduodama. O dabar aš turiu jau tau turbūt paskutinį klausimą. O tau nebaisu būti, tu vis tiek esi jaunas, aukščiausias pozicijas gyvenime užimantis žmogus visais požiūriais. Tau nebaisu būti tokiu normaliu, tokiu nefainu pagal specialias taisyklės. Nebijai tu to? Aš tai manau, kad Grūdino šeškai? Taip, tas irgi, bet aš manau, kad tokių yra absoliuti dauguma. Ir kai yra kalbama apie ten kokios toj pačioj Europoje radikalios dešinės ten kilimą ir panašiai, tai tik dėl to, kad politikai ignoruoja paprastų žmonių problemas ir jauseną, kad žmonės dirba nuo 9 iki 5, augina šeimas, jie jaučiasi, kad jie nėra šitos visuomenės dalimi, lyg jie būtų stumiami, lyg jie nepataikytų į trendą ir tai yra absoliučiai nenormalu. Nes ten gyvena avatarai, kurie žino, kaip turi būti iš tikrųjų. Ir tas pasipiktinimas jisai didėja ir didės, jeigu politikai nesugebės atkreipti į tų žmonių problemas dėmesį. Žinai, ką aš tau pasakysiu, tu esi žiauriai fainas. Ačiū tau širdingai. Ačiū labai. Tikrai. Išsiskiriam draugais. Politinė reklama.